Labą dieną. Va. Aš paskambinau į ministeriją, taip? Taip. Mano pavardė Andrulėnas, aš norėčiau kalbėti su ministru. Nu, žinokit, šiuo metu nėra kabinete, jis išėjęs į susitikimą. Gal galėčiau sužinoti klausimų ir ministrui perdučiau. O sakykit, o jo mobilų galit valdišką padiktuoti? O tai būtinai mobilaus norite jūs? Na, norėčiau su juo dabar susisiekti. Tai dabar jis susitikime, tai jis nelabai kalbėti galėtų. Tai aš vėliau paskambinčiau, jeigu negalės kalbėti, tai vėliau perskambinsiu. Na, sekundę. Tuo einu, užsirašysiu. 8698 42413. Aha, dar kartelį prašau, tai da 8. 698 Taip. 42413. 424. 13. Bet šiuo metu jis tikrai negalės kalbėti, tai skambinkit vėliau. Suprantu. O dabar sakykit, kokią jūs informaciją galite perduoti jam? Bet kokią informaciją perduotat? Ar čia jūs sekretorė turbūt esate, ar ne? Taip, taip. Tai, o jūs galite perduoti informaciją, jeigu man kartais nepavyktų su juo susisiekti? Žinoma. Tai tada užsirašykit galbūt. Gausis kaip telegramą, ar ne? Tokia. Tai Andrulėnas Zenonas, ūkininkas, siūlo ministrui atsistatydinti nuo šios dienos, kad daugiau nekaitintų atmosferos visų Lietuvos ūkininkų. Na ir taip tokiu būdu tikrai galės išsaugoti savo ir garbę, ir orumą, ir nereikės daugiau čia ūkininkams streikuoti. Tai vienintelis kelias, kuris dabar būtų teisingas sprendimas, tai tiesiog atsistatydinti. Tai perduokit ministrui mano tokią žinutę. Perduosiu žinutę, taip. Andrulėnas Zenonas. Tai iš anksto jums dėkoju. Nėra už ką. Ir viso geriausio. Viso iki. Iki.